Daug kas sakė, kad geriau nesinešti tokio mažo droniuko į lauką, nes jį tiesiog nuneš vėjas. Todėl šiandien keliausime su juo į lauką ir bandysime peržengti jo galimybių ribas. Praeitą kartą skraidėm namuose ir pasiekėm visai neblogų rezultatų, todėl ir šiandien pasitelksime 3 lygių sistemą. Pirmas lygis – triukai. Atviresnėje erdvėje su triukais problemų tikrai nekilo. Antras lygis – maži tarpai. Su šiuo lygiu reikėjo šiek tiek apsiprasti, bet po kurio laiko pradėjo sektis visai neblogai. Na ir trečias sunkiausias lygis – miško lenktynių trasa. Trasa man tikrai nepasirodė iš lengvųjų, todėl gana greitai buvau likęs su paskutinė baterija. Keičiam paskutinę bateriją. Baterijos įtampai pasiekus kritinį lygį buvo galima nujausti, kad artėja paskutinis mano bandymas. Tokius dronus ir visą kitą reikalingą įrangą galite rasti droneacademy.lt parduotuvėje, o pilną video mano YouTube kanale.